Tai gerbėmieji, šiandien pamatėte ir tapote liudininkais vieno iš naujausių pajėgumų vystymo Lietuvos kariuomeniai etapų. Tai ta kelionė prasidėjo prieš 2 metus. Taip gavosi, kad sutapo su mano paskirimu į pareigas kaip kariuomenės vado. Surėmėm pečius, surėmėm geriausius, kaip sakant, protus. Ir palaipsniui, kurdami pradžioj nuo mokymo centro Lietuvos karo mokykloje, sujungdami kompetentingus karius iš visų padalinių, entuziastus, be abejo bendraujant kartu su Šaulių sąjunga, priėjom prie šio etapo, kad mes jau galime pakelti savo lygmenį į aukštesnį ir galvoti apie daug tokius ambicingesnius siekius ir efektus, kuriuos gali Lietuvos kariuomenė pasiekti. Tai šiuo atveju mokindamiesi tiesiogiai iš ukrainiečių, kurie yra mūsų instruktoriai, mums padeda ir konsultuoja. Ne vien tik tai būti sėdinčios, tupinčios antys, kur tik tai gynyboje, bet turėsim pajėgumą išvystyti, kurį galėsim panaudoti ir giliau į priešišką užnugarį, jeigu, neduok dieve, priešas sugalvos mus kažkokiu tai būdu išbandyti. Papasakokit, kas yra tas AMBO junginys, kas jį sudaro, kiek dabar yra žmonių, kiek turėtų būti, į kam jis pavaldus ir kokio įranga planuoja dirbti. Tai šiek tiek gal mistifikuotas pavadinimas kilęs iš mūsų generolo Gustaičio, pirmo pradininko karinės aviacijos, automatizuotų nepilotuojamų bepiločių orlaivių, jeigu iššifruoti AMBO junginys, kuris sutelkia visus pajėgumus, visas kompetencijas iš įvairių kariuomenės rūšių ir įskaitant šaulius. Ir šioje vietoje pagrindinė užduotis yra testuoti, kaupti ekspertizę, bet tokiu pačiu būdu ir būti aukštesnio lygmens junginiu, kuris galėtų organizuoti ir vykdyti operacinio lygmens operacijas. Ką aš turiu minėti, tai ta vieta, kur yra virš 100 km į gylį, arba dabar šnekame ir jau žinom, kad yra prototipai tie Grand Autonomy kartu su Rheinmetaliu 200 plus kilometrų, tai maždaug apie tokius atstumus šnekame ir naikinti taikinius, kaip aš minėjau, priešiškoje teritorijoje, tokiu būdu perkeliant mūšį į priešišką teritoriją, kas yra konceptualiai pats svarbiausias dalykas. Nekariauti pas save, bet tai čia yra, jisai nebus labai viešai daug matomas dėl to, kad žinant ir iš pamokų Ukrainoje, tokie specialistai yra aukštos vertės priešui, todėl, ką šiandien matėte, ne veltui buvo uždengti veidai, tie žmonės toliau dirbs savo darbą, tačiau viešumoje turbūt išgirs tik tai apie efektą, bet ne kas tai padarė. Ir tai nėra svarbu, koks skaičius. Svarbu yra, kokį sukursit efektą. O kada šis skaičius, jūs minėjot skaičius, sakymą, ar jau čia neviešas? Na, aš neminėjau, buvo pristatyta, taip, kad šiai dienai, ką jūs matėte, tai buvo 100 plius žmonių, tačiau be abejo vystantis pajėgumui yra daugiau. O kada šis junginys pilną operacinį pajėgumą turėtų pasiekti? Mes galvojam, kad 27 metai, čia 26 yra tokia lūžio, o 27 metais turėtumėm jau pasiekti pilną operacinį pajėgumą ir tokiu būdu su pramonės pagalba, be abejo su politinės vadovybės pagalba, įsigijant tam tikrus įrankius, mes galėtumėm toliau, reiškia, treniruotis ir, kas svarbiausia, kokia idėja, tai veiktų kaip atgrasimas potencialiam priešininkui. Kokias rytis apims, ta prasme, šitas, tarkim, kaip minėtas? Apima visas rytis, šiandien galbūt demonstracijos tik tai apie oro daugiau platformas matėm, bet tačiau yra ir apie jūrinės platformas ir ministras ką tik tai pasakė, jeigu jau gavom Magurų licenzijas, tai, kaip sakant, jau mūsų kaimynai, tegu nesistebi, jeigu kada Baltijos jūrai pamatys plaukiančias Maguras. Kalbant apie įsigijimus, šiandien po Valstybės gynimo tarybos buvo paskelbta, kad Lietuva perka kelis šimtus, virš 900 suomiškų šarvuočių. Ar šitie šarvuočiai pakeis bokserius ir kodėl priimtas toks sprendimas apskritai? Na, iš tikrųjų, turbūt reikia sekti visą vystymo etapą divizijos, tai jokių būdų nepakeičia, čia yra tik tai papildymas. Mes daugiau teisingai šnekam apie sunkią techniką, mechanizuotą brigadą geležinio vilko, vidutinę brigadą ir lengvą brigadą, tačiau šalia kovinių pajėgumų, to
tos smogiamosios jėgos su galinga ginkluotė, kaip 30 mm patrankos, prieštankinė ginkluotė, reikalingas ir pėstininkus pervežančios platformos. Tai šitos 6x6 dvaratinės platformos bus dedikuotos specializuotų padalinių, kaip medicinos, ryšių, bakteriologinio cheminio apsisaugojimui, toliau minosvaidžiai, iki 10 skirtingų variantų. Ir, aišku, pėstininkų pervežimui, kurie pakeis M113. Tai aš noriu visiems žiūrovams tik tai, kaip saka, patikinti, jokių būdų ne bokserius keičiam, o keičiam pasenusius, jau nusidėjus morališkai M113, kurie dar važiuoja be abejo, tačiau per tuos kelis metus, kada mes jau pilnai išvystysim ir integruosim į savo arsenalą naujas platformas, greičiausiai jau M113 bus jau pasibaigę ir bus neefektyvu jų remontuoti. Ar žvalgyba fiksuoja kažkokius Rusijos veiksmus, kažkokį gerezą, kažkokį puolimą mūsų, nes Nausėda šiandien apie tai perspėjo? Apie puolimą nedrįsčiau dabar šnekėti ir klaidinti visuomenės, nes yra indikatoriai, kad hibridas, jisai kaip buvo, taip jisai ir yra, kad yra turbūt planavimo procesas Kremliuje ar kažkur kitur generaliniam štabe, kaip turbūt neturėtų vėl stebinti mūsų gyventojų arba vakarų piliečių, nes tą darom ir mes kiekvieną kartą adaptuojame savo planus, gynybos planus, jie gal turbūt puolimo planus. Klausimas yra kitas, ar jie turi ketinimą. Ir va čia mūsų žvalgybų yra pareiga ir užduotis tą, kaip sakant, stebėti ir laiku reaguoti ir įspėti. Ne vien tik tai mes, visas NATO. Ar mato tą ketinimą? Kol kas ketinimo nematom, nes šiai dienai ketinimas, jeigu ir turėtų, jisai subliuškęs yra dėl paprastos priežasties. Jie įsivėlė Ukrainai. Kol mes ilgiau remsim ukrainiečius, jų kovoje už savo ir mūsų laisvę, už visos Europos laisvę ir nepriklausomybę, tai tol turbūt tas ketinimas bus tik tai jų mintyse, drįsčiau pasakyti, tose liguistose. Vade, dėl registrų centro duomenų nutekėjimo labai trumpai norėčiau dar paklausti. Sutinkate su prezidentu, kad tai yra nacionalinio saugumo klausimas ir jeigu taip, ką reiškia kariuomenei toks įvardymas šitos problemos? Aš nekomentuoju prezidento pasisakymo, aš tik tai galiu pasakyti ir savo asmeninės patirties ir mano paskyra buvo įsilaužta, ar vadinkim taip, nutekinti duomenys dar kovo mėnesį. Ar dėl to reikia susirūpinti? Turbūt taip, dėl to, kad galbūt iš vieno elemento tu negali sudėlioti tos vadinamos puzlės, bet turbūt jeigu tu matai ir seki tam tikrų žmonės ir dar sujungi nekilnojamo turtą, jeigu nekilnojamas turtas yra jungtiniai santuokos nuosavybei, tada iš karto matosi antros pusės, galbūt gali kaip sakant, tą nubrėžti linijas ir iki gal vaikų, senelių ir taip toliau, kas iš tikrųjų daugiau prideda prie pažeidžiamumo negu prie stiprumo. Tai gal mano komentaras šitoj vietoje ir pasibaigtų tuo. Suneramino? Manęs asmeniškai ne. Aš atviras žmogus, apie mano turtus jau praeitais metais visi aprašinėjo, reiškia, kas daugiau, kas mažiau, nėra ką slėpti, bet aš turiu meni, kad aš ne apie save galvoju, apie savo šeimos narius, savo artimuosius ir be abejo pažeidžiamiausias žmonės. Aš atėjęs į valstybės tarnybą, tapęs kariuomenės vadu, aš žinojau, kokios rizikos, reiškia, manęs laukia. Ar mano šeima buvo tam pasiruošta? Turbūt greičiausiai ne, nes netikėjo, kad tokie bus dalykai. Bet kur yra iš tikrųjų didžiausias pavojus, tai yra, jeigu tai iš tikrųjų buvo nutekinta svarbių asmenų, kurie priiminėja sprendimus, tai yra galbūt žvalgybos pareigūnų, kas galbūt. Bet tyrimas vyksta, nenoriu spekuliuoti. Manau, kad mes turim pasigerinti savo atsparumą ir ypatingai gebėjimą, kad niekas negalėtų įsilaužti. Iš tikrųjų būtumėm tie pirmaujanti Europos pasaulio šalis pagal saugumą, ypatingai duomenų saugumą.